Sveiki po pertraukos sugrįžę į nepatogų kanalą pasiklausyti kitų nepatogių temų. Tai mes visą vasarą irgi vasarojom praktiškai atskirai. Tai labai smagu, kad šiandien pavyko susitikti. Tai labas, damos. Labas. Ir esam paruošę jum labai daug temų ir labai džiaugiamės, kad praėjusį kartą mūsų tokia reklaminė žinutė nuaidėjo ir davė labai gerą rezultatą. Kaip matote, šiandien visos ryškios, gražios, papuoštos, tai labai esam dėkingos už makiažą Polinai, kad skyrė savo laiką ir mus šiandien papuošė, kad būtumėm ryškios, tai užtaginsim, galit pasekti ir pasižiūrėti, kokie nuostabus yra jos darbai. O šiandien dieną pradėsim nuo temos, kuriai visuomet šiaip yra skiriama be galo daug dėmesio. Metai iš metų apie ją yra kalbama, įvairiausių yra programų kovai su šituo reiškiniu, bet kaip nesibaigia, taip nesibaigia. Ir netgi kuo toliau, tuo labiau vystosi. Ir atrodo, kad vis naujas kažkokias kitokias formas įgauna. Tai šiandien pakalbėsim apie patyčias. Patyčias internete, patyčias socialinėje erdvėje ypatingai, apie patyčias realiam gyvenime, kas čia yra per reiškinys, iš kur jisai kyla, kaip jisai veikia ir ką daryti, kai su tokiu reiškiniu susiduriam. Tai galim turbūt pradėti nuo to, kaip mums apskritai atėjo ir iš kur pribrendo būtent šita tema, kaip mūsų naujo epizodo tema pagrindinė. Iš tiesų, tai man asmeniškai atėjo mintis apie tai kalbėti dėl to, kad kurį laiką tiesiog socialinėje erdvėje aš pradėjau pastebėti, kad specialistai netgi leidžia savo išsakyti kaip po savo nuomonę ir ta nuomonė būna tokia užslėpta patyčių forma, kur yra švelniai tariant, ne tai, kad pasityčiojama, žinai, bet yra įkandama kitiems specialistams. Ir žinai, tipo, čia tarp kitko yra tik mano nuomonė, čia nieko tokio, prisidengiame tuo ir leidžiam savo labai daug iš tiesų pasakyti. Tai man gal labiausiai šitas sutrigerino dalykas, vėliau atsirado dar vienas. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų man jau aš labai senai stebiu socialinėje erdvėje vykstančius dalykus, tai niekam nėra turbūt stebėtina ir kažkas naujo apskritai komentarai po tam tikrais žiniasklaidos pasidalinimų straipsniais ar ne ir visais kitais dalykais. Tai šitas vis bujoja ir kuo toliau, tuo labiau aš matau netgi ir žinomus žmonės, kurie pradeda sakyti, kad gana, nes aš jau jaučiuosi taip blogai, nes jūs viešai mane, atsiprašau, dergiat. Ir mes kaip bebūtų esam žmonės, esam jautrus ir anksčiau ar vėliau, kad ir kokią skūrą be užsiaugintume, ateina tas momentas, kada jau yra ta stiklinė perpildoma. Tai čia yra vienas dalykas, ką mes aiškiai matom, bet kitas dalykas, bet ką Neringa irgi sako, tai tas užslėptas vienas kito kažkoks pašiepimas, pasakymas, kad tu negerai galbūt darai, net nesigilinant į tuos dalykus. Tai šitas, kuo toliau, tuo labiau, kaip sakau, eina į viešumą. Man dabar dar tokia mintis, žinai, ateina, kai iš tiesų yra pasakoma, kad tai tarsi, žinai, tai yra mano konstruktyvi kritika. Čia, žinai, aš nieko nenoriu įžeisti, čia tu tiesiog, tu suprask, nemoki priimti kritikos. Tai galima apie tai turbūt ir pakalbėti, nes iš jūsų išgirdau labai daug tokių raktinių esminių frazių šitoje temoje, ką turbūt būtų labai svarbu ir išsigryninti visom ir visiems beklausantiem. Tai koks yra iš tikrųjų tada skirtumas, ar ne, tarp patyčių, tarp nuomonės, asmeninės, į kurią visi turim teisę, dar atsiranda toks žodžio laisvė. Taip. Tada, tai tu viešas žmogus, tai aš kaip ir turiu teisę tau reikšti, reikia pagalvoti anksčiau, ne į ką tu eini. Neringos irgi pasakyti dalykai, kritika, konstruktyvi. Tai visi šitie dalykai, dar vienas būna, ar ne? Tai čia tik bajeris, tu nesupranti bajerių, dar šitas toksai. Tai kur yra tada iš tikrųjų skirtumas, kas yra patyčios ir kas yra visi šiti kiti dalykai, kuriais mes labai dažnai ir prisidengiam.
Man, pavyzdžiui, atrodo, kad patyčios tai tikrai yra va tas reiškinys, kai išryškinama yra kito žmogaus kažkokia tai ypatybė, dažnu atveju būna ir fizinė, arba, jo elgesio kažkokia, ar ne, ypatybė, kitoniškumas kažkoks. Ir norima kaip tik, kaip tu sakei gražiai, įkasti, paryškinti šitą dalyką per kažkokią tai panieką, per sarkazmą, per numenkinimą, per pažeminimą ir dažniausiai tada tokiam santykiam susikuria toksai jėgos ir galios disbalansas. Tai yra, kad aš turiu daugiau jėgos ir galios, tu esi silpnesnis ir aš ateinu ir tau kažką tai pasakau ir dažniausiai šitas reiškinys kitai pusiai sukelia ir skausmą, ir liūdėsi, ir gali tikrai sužeisti, ir labai stipriai sužeisti. Ir va šitoj vietoj, kai net ir nesugebama prisimti atsakomybės už tai, kad aš transliuoju kažkokią žinutę, kuri tikrai gali žeisti, ir dažnu atveju ketinimas toks ir yra, pašiepti, įkasti, sumenkinti, pajuodinti, tai net ir į reakciją nebelieka tos atsakomybės, ar ne? Mes vis tiek suverčiam tam žmogui, kad jisai kaltas, kad kažko nesuprato, kad jisai kaltas, kad jisai kažko čia dabar nepriėmė, tai dar labiau, tas krūvis emocinis tam žmogui tenka. Ir šito yra be galo daug. Ir aš dar paliešiu tokią vietą, tu paminėjai, ar nežinomi žmonės. Va čia yra man labai didelis paradoksas. Aš labai matau didelę armiją irgi žinomų žmonių, turinčių tam tikrą įtaką, kurie pasisako prieš patyčias. Taip. Bet į jų storius užėjus, kai vyksta kažkokia tai aktualija, tai ten vien patyčios, ten atsiranda ir gėdos lentos, ir šaipimasis irgi iš kitų žmonių, ir jų savybių, ir fizinių ypatingai, ir dėl ūgio, ir dėl svorio, ir dėl plaukų spalvos, ir dar, dėl ko tik nori. Tai man atrodo, kad čia pas mus yra masinis toks reiškinys ir nereikia stebėtis, kad paskui vaikai tą perima iš suaugusių. Čia, žinai, kova vyksta dažniausiai mokyklose su tuo, darželiuose, bet iš tikrųjų tai ateina iš kur? Jo, pirmiausiai tai ateina faktas, kad viskas iš šeimos ir čia, žinai, nereikia sakyti, kad ne, jis kažkur kitur išmoko. Ne, vaikai išmoksta automobilyje. Kaip tėtis pagrumoja kažkam, ar ten mama pasako, koks tu kvailys, kur čia užlindai, čia kvailys, tai taip, žinai. Švelniai tariant. Švelniai tariant. Šiais laikais mokykloje truputėlį jau gerokai kitokie žodžiai skamba. Ir žinai, bet tas yra tiesa. Žinai, tu palietei labai kampą vieną tokį, kur tikrai žinomi žmonės, žinau, kad yra sukūrę būtent tą tokį kaip profilį, netgi, man atrodo, atskira gėdos lenta. Ir vienok tai tarsi auklėjimo priemonė tam. Vienok tarsi auklėjimo priemonė, iš kitos pusės tai yra lygiai tokios pačios patyčios, kurias tie žmonės daro. Reversu. Jo, tik tai atgal. Bet žinai, šitoj vietoj, aš esu ta žmogus, žinai, kur galbūt ne visada esu patogi, ne? Ne visada gal ten pritariu kažkam. Bet šiuo atveju aš manau, kad aš pritariu tam, todėl kad jeigu tie žmonės leidžia savo taip elgtis, ateiti pas kažką į profilį, į komentarus, išsivemti ir jiems tai yra norma, tai aš manau, kad jiems reikia turbūt suteikti tą galimybę pajausti, ką tai reiškia. Nes man toks vaizdas, kad, žinai, jie ne tai, kad nemoka, bet jie tos garbės trokšta tiesiog. Tai tos garbės toks vaizdas, kad duoda. Iš kitos pusės, mano kita pusė galvoja, bet tai tarsi, žinai, tu tesi tą smurto, psichologinio smurto grandinę. Taip. Ir, žinai, tada atrodo, tai kokį tu pavyzdį rodai. Bet, žinai, aš pagalvojau ir susiejau tai su savo vaiku. Mes kažkada kalbėjome su juo, kaip reikėtų elgtis tam tikroje situacijoje ir panašiai. Ir mes kalbėjom, kad jeigu ten tave pažemino kažkaip, tai tu visada gali nutraukti tą pykčio grandinę, kad tu gali taip pasielgti ir panašiai. Bet mano vaikas man vieną kartą uždavė klausimą. Sako, mama, o jeigu tai neveikia? Aš bandau, tarkim, gražiuoju ir tai neveikia, ir tai tęsiasi. Ką man tada daryti? Žinot, aš čia prisiminiau savo laikų mokyklą. Kai man buvo, aš nežinau, kiek metų, mama gal pakomentuos, mama, žinau, kad žiūrėsi. Kai aš parėjau namo, verkdama ir verkiau atsisėdus ant senų laikų medinės batų dėžės ir mano mama sako, ko čia bliauni?
eik ir duok tam bernui atgal gerai. Tai nuo to laiko aš ir pradėjau duoti atgal gerai. Tai žinokit ir baigėsi patyčios su manimi. Ir šitoj vietoje gal, žinai, pasirodys, kad, jinai jau kaip auklėjo savo vaiką ir panašiai. Bet aš tada savo sūnui pasakiau, kad jeigu tau nepavyksta vieną kartą gražiuoju ir tai tęsiasi, tada imkis kitokių priemonių. Aš žinai, šitą vietą dar pridėsiu, dėl ko man atrodo, kad tas toksai ir pagėdinimas, kaip ir suprantu, aš iš kur jisai ateina, auklėjimo tam tikrą priemonę, ne? Bet kodėl jisai kartais ir dažniausiai šiaip nesuveikia. Nes kiek man teko domėtis apskritai, kas yra per žmonės tie, kurie turi savyje labai daug to noro šaipytis iš kitų, bet, ne tik, kad tai būtų juokas, bet realiai suprantama, apie ką tai yra, ar ne? Tai dažniausiai būna tie žmonės, iš kurių pačių buvo tyčiojamasi, kurie yra labai daug patys savo adresu patyrę. Ir tas toksai pagražinimas, kad gal jie ir jau vėl kažkaip pajaus, dažniausiai nesuveikia. Tai sukelia irgi jam tam tikrą pykti atgal, kito atveju ar ne, tai yra tam tikras pasitenkinimas, nes jie gauna atkreiptą dėmesį. Tai čia irgi yra problema, viena vertus, reaguoti reikia, bet ar tai duos tą rezultatą, kad jie kažkaip patyrė, susipras ir nustos tą daryti? Ne, nes šaknis tikrai yra gerokai giliau. Bet gal grįžkim dar prie to skirtumo, aš manau, kad daugam irgi bus įdomu, kaip mums atrodo, ar ne? Tai kur yra tas skirtumas tarp nuomonės, tarp kritikos, konstruktyvios ar nekonstruktyvios, ar ne, ir kada jau tarp humoro ir kada jau peržengiam tą ribą ir galim sakyti, kad tai yra patyčios. Man pati pirma mintis atėjo, kada tai turbūt, kai tavęs klausia, ta kritika arba ta nuomonė, realiai tas pasakymas, aš pasakiau tik savo nuomonę, o kas tavęs klausė jos? Ir pati pirma mintis, kuri tau uždavus šitą klausimą ir atėjo, kai manęs paklaus, aš galiu pasakyti. Bet jeigu manęs neklausia, tai mano ta nuomonė niekam nerūpi. Kodėl aš ją tada turiu pasakyti? Ir kai yra sakoma nuomonė neklausiant, dažniausiai ir yra to turbūt viduje pikto, nusivylusio žmogaus, iš kurio galbūt tyčiojosi, kur yra šaknys kažkur giliau, jisai, kaip sakau, nori išsivemti ant kitų. Ir šitoj vietoj turbūt ir reikia pagauti ir suprasti, kad tai nėra apie tave, tai yra apie tą žmogų, kuriam yra iš tikrųjų blogai. Ir čia irgi kalbant ir apie tą pačią gėdos lentą, gerai, mes įdėsim, bet šaknis lypi giliau. Tikrai ne pirmą kartą iš to žmogaus šitaip, ar ne, pasišiepė, irgi galima sakyti pasityčiojo, nes gėdos lenta irgi yra patyčių forma. Be abejo, taip, kaip ir sakėm, tik adresatas, žinai, grįžta jam atgal. Kitas. Mes kaip ir norėtume jam parodyti, kad, čia yra apie tave, bet jisai gyvenime turbūt tiek yra gavęs, kad jam jau šitas, nieko neparodys. Tai mano manimu, pats pirmas tas toksai pamąstymas, kad nuomonės pasakymas arba kritikos išsakymas, kad ir kokia jinai ten racionali, neracionali, visų pirma tavęs turi paklausti, kaip tu galvoji ir galbūt tu man gali pasakyti arba padėti. Man, pavyzdžiui, žinai, dar koks ateina toksai momentas, būna kartais tikrai ir dažnai žmonės pasidalina tą savo nuomonę ir neprašyti, bet turbūt dar klausimas yra, kokia jinai yra, ar tikrai yra tenai kažkoks konstruktyvus dalykas, pasiūlymas ar idėja, kaip pagerinti tau kažką tavo gyvenime. Nes kartais tą nuomonę, ypatingai ir iš vyresnių, tarkim, žmonių ir iš tėvų, žinom, kad ateina, pamoko, paauklė. Aš tau pasakiau. Bet būna labai dažnai, žinai, tikrai iš gero ketinimo toksai dalykas. Tai aš tokiais atvejais dažniausiai tikrai, jeigu matau, kad geras yra ketinimas pa žmogų ir jisai tikrai nenaudoja kažkokių tenai nemandagių, negražių formuluočių, nėra ten smerkimo, žeminimo ar vertinimo, apie ką dar irgi faina būtų pakalbėti, tai aš tikrai išklausau, galiu mandagiai priimti. Ačiū. Jeigu matau, kad bandoma man įpiršti labai stipriai, aš tada turiu vieną tokį klausimą. Tai įsidėkite savo gerų klausimų kišenėlę. Tai tikrai sustabdau tada pokalbį ir paklausiu, o ką man dabar siūlai daryti su visą šitą informaciją. Ir būna žmogus pasimeta, sutrinka ir jisai pats persvarsto, ką jisai čia dabar darė.
ko jisai iš tikrųjų siekia. Ir viena vertus, taip, kartais būna, žmogus turi toje kažkokioje ten srityje patirties, nori pasidalinti, kad tu geriau podcast'ai rašytum, ten tiesiau kažkaip sėdėtum ar ne, nes pamatysi, aš ten jau daug padaręs, galiu patart. Tai okei, faina, bet jeigu nėra jokios tam patirties ir nėra to autoriteto tam tikro, tai dažniausiai aš pastebėjau, kad žmonės siekia tam tikro įvertinimo ir pripažinimo, kad jie kažką tai mato, žino, yra protingi ir nori tuo pasidalinti ir toks yra noras to pripažinimo gauti. Jeigu nepavyksta gauti pozityviu būdu, kaupiasi, ir tada pradeda nemokamai dalinti komentaruose. Prašai, neprašai. Labai geras tavo šitas, aš taip sulyginčiau turbūt su vaikų elgesiu. Aha. Kai jeigu vaikas negauna to gero dėmesio, gražaus dėmesio, jisai tada pradeda specialiai, ta prasme ne specialiai, bet vaikas pradeda maištauti tam, kad gautų to dėmesio. Tai va čia turbūt šaknis yra dar nuo vaikystės ir viskas yra giliau, nes mes tiesiog, taip išmokstam daryti. Tai čia jeigu tu negauni dėmesio, jeigu tu savęs nerealizuoji, jeigu tu kažkaip savo gyvenime nesijauti gerai, tada tau reikia eiti kažkam kitam pabaksnuot. 4 yra tokie, punktai, labai įdomus, nes aš dalyvavau vienose mokymuose irgi apie vaikus, bet labai pastebiu, kad suaugusiam irgi lygiai tas pats galioja. Ten yra tokie, vadinamo, netinkamo elgesio, jeigu mes kalbam apie kažkokias pašaipas, kritiką, nekonstruktyvę, žeminančią, ar ne, tai faktas, kad tai yra nederamas, netinkamas elgesys. Ir ten labai gražiai buvo aprašyti 4 tokie pagrindiniai tikslai, kas iš tikrųjų slepiasi už to elgesio, tai yra kokie yra tie tikrieji ketinimai. Ir jie eina netgi eilės tvarka. Tai paminėjai patį pirmą dėmesio. Tai žmogus gali savo kažkokią tokią išraišką destruktyvę siekti dėmesio. Ne? Okei. Pirma tokia silpniausia, mažiausia intensyvumo turinti stadija. Jeigu to dėmesio norimo nesulaukia, tada daeinam iki to antro ketinimo valdžios. Va čia prasideda tam tikras ir maištas, kad aš turiu teisę į savo, nuomonę. Aš esu kažkas, aš galiu. Jeigu ir per tai poreikis šitai valdžiai nepatenkintas, įsijungia trečias. Kerštas. Noras atkeršyti. Dėmesio negavau, valdžios negavau, visi, aplinkui čia už mane viršesni geriau žinantis, mane irgi atgal kažkaip auklėja, atsiranda noras keršto. Jeigu ir per tai nepavyksta to dėmesio, gauti tokią strategiją naudojantis, tai ten buvo parašyta gražytas bejėgiškumas toks išmoktas, ar ne, kai jau viskas vyra rankos, nebežinau, nebenoriu viskas, krentam į šitą. Tai aš, pavyzdžiui, kiek esu susidūrus su kažkokiais piktais komentarais, tokiais, kas čia jinai tokia, kad čia gali kalbėti, kad dar viena atsirado iš kažkur, nes po straipsniais irgi yra buvę. Tai aš suvokiu, kad žmogus pasaulį mato taip ir jisai supranta taip, kaip parašė. Man jam atsakyti kažką, kad jis mane suprastų, yra be šansų. Nes jeigu jisai matytų mane kitaip, tarkim, iš to kampo, kaip aš stebiu ar ne, į pasaulį, tai nebūtų tokio komentaro. Tai tas auklėjimas, pamokymas, neveikia. Čia bus žirnis į sieną, opa ir atšoko. Aš tokiais atvejais visą laiką einu per klausimą, tokį nukreipiantį, kad tas žmogus būtent pagalvotų apie tam tikrą dalyką, apie kurį aš noriu, kad jis pagalvotų. Ir dažniausiai jie po tų klausimų dingsta, nes nebėra ką atsakyti. Pavyzdžiui, o kuri vieta jums sukėlė tokią emociją, ne pokalbio, o kuri ten konkrečiai dalis, jums pasirodė, kad yra apie tai. O iš ko jūs sprendžiate, kad yra tai? Ir dingau. Nes šitie klausimai labai gerai leidžia, čia klausimai užduodami tokie, kur tau turėtų pasakyti tą kritiką konstruktyvę, o jos nėra. Todėl žmonės ir nebeatsako. Bet čia yra vienas dalykas, pokalbio metu tu gali užduoti, bet tarkim, mano atveju, ir Neringa žino ir juokiamės, tie patys socialiniai tinklai. Mes visos, ar ne, juose esam, vienuose ar kituose. Ir aš labai ilgai nenorėjau nieko dėti į TikToką. Ir jau kai užsiauginau skūrą, kai galvoju, okei, aš jau priimu, yra kaip yra, aš žinau, kas ten pasiruošus vyksta, jau galiu. Pasiruošus. Įkėliau patį pirmąjį video. O, vaikeli. Pamačiau, pamačiau, ko nemačius.
Tai čia viena patirtis. Kita patirtis su Threads, ar kaip Norėjau apie juos Kas tenai? Lietuviškos trydos. Tiesiai šviesiai. Tai jau aš galvojau, kad TikTokas yra ta vieta. Tai aš dėl to ten ir nelendu visai. Pasirodo, ne. Ir kadangi Instagramas su tais Threads, Threads, ar kaip ten, Ai, nu, čia va, šitie, šitas, nežinau, kaip Ten sakinį tau parodo ir... Jo, tai tenai pasirodo, pas mane buvo susinchronizuota ir ką aš į Instagramą dedu, kelias ir į tenai. Ir aš kažkaip galvoju, nu man jisai nelipo, neprilipo, aš nesuprantu net kaip jo ten naudotis, žodžiu, mygtukų paspaust neišeina. Aš jį ištryniau. Epsa. Po kurio laiko Neringa man sako, tu vis dar ten esi. Sakau, Nes man meta jos O jinai yra ir jai meta postus. Eiktas. Aš atsidarau. Aš jai atsisiunčiau, iš pradžių nusiunčiau atsisiunčiau, žinai. Ir tada atsidariau pasižiūrėti. Jau jeigu aš galvojau, kad TikTokas, aš to nemačius. Tai ten buvo iš vis tragedija. Iki tokio lygio, kad aš tave užmušiu ir ta prasme ten, tiesiog. Jo. Ir vat man, supranti, tada vat kyla klausimas, kai tu su kažkuo bendrauji ir tau duoda tokį, tu tikrai labai gražiai dabar sakai, bet dar tokį, dar gyvenimiškos tokios situacijos, į kurias tu galbūt, jų nepriimi asmeniškai. Bet tarkim, jau kai mes kalbam apie šitas vietas, Tai čia kada grasinimai žmonės, tai yra konkretūs, grasinimai, tai yra kažkokios tikrai nesąmoningos žinutės. Lygiai tą patį aš stebiu po Facebooko, kaip sakau, yra kažkoks straipsnis ir kai tu paskaitai, kokie yra komentarai. Va čia man kyla klausimas, ką su tuo daryti ir kaip, žinai, mes kitų žmonių neišmokysim. Va kaip tu sakai, mes nepamokysim, mes neišmokysim, mes jų nepastatysim į vietą. Čia turbūt yra klausimas, kaip man su savimi sudylint, kad aš į tai nereaguočiau. Bet Nes čia pas ne mus tik su žmonės savim. ateina, nes pas mus žmonės ateina ir sako, aš bijau kitų komentarų, nors dar nieko nėra. Mes kaip tik šią savaitę turėjom pokalbį su viena moterim ir sako, aš norėčiau galbūt dalintis, tam tikrą savo gyvenimo istoriją, bet aš jau dabar bijau, kaip žmonės į tai sureaguos, nors dar to nėra. Tai va, žiūrėk, du palėtė momentus, apie ką, ar ne, eina kalba. Tai viena yra toksai tyčiojimasis ir įvairios replikos. Ir tie vertinimai, kurie irgi eina po straipsniais, po interviu, po bet kokiu keliamu turiniu, į kuriuos dar galima tikrai sureaguoti ar ne per kažkokį tai klausimą ir žiūrėti, kreipiasi ar nesikreipia žmogus į konstruktyvą, ar jisai dingsta ar nedingsta. Jeigu rašo, aš tave užmušiu, tai jaučiu jokio konstruktyvo. Tai čia antras momentas, tai čia yra konkretus gąsdinimai ir grasinimai, tai reikėtų įvardinti iš tikrųjų tai, kas tai yra. Čia jau nebe patyčios, čia nebe kažkokių savybių ištraukimas pasikartojant, nes tai turėtų būti tam tikras pasikartojimas. Čia yra gąsdinimai ir grasinimai. Ir pas mus šito, žinok, aš jo matau labai daug. Ir man atrodo, kad, žinai, vien tik kreipti dėmesį į tai, kaip aš į tai turėčiau nereaguoti, nes klausimas, galbūt ta grėsmė ir yra reali, nes mes turim tikrai visokių žmonių, kurie tarp kitko į peržiūras irgi renka. Nors ten, žinai, nesinorėtų gatvėj prasilenkti, nes jau istorija irgi nekokia. Praeities turiuomenį, bet va čia turim dar vieną momentą, kuris visus apjungia. Tiek va tos gąsdinimus, grasinimus, tą tokią kritiką, kuri net nėra kritika, bet tai yra tas pojūtis iš tų žmonių nebaudžiamumo. Ir ta gėdos lenta ir kiti dalykai, jiem tai nėra bausmė, jiem tai yra dėmesio dar vienas, žinai, šaltinis. Bet čia yra nebaudžiamumas. Ir man atrodo, kad tada kyla kita tema, žinai, tai kokia iš tikrųjų yra atsakomybė už žodžius, kritiką ir apskritai savęs išraišką. Ir kol jos apčiuopiamos nėra, nes dažniausiai aš girdžiu, kad net jeigu tam parašomi, žinai, kokie pareiškimai, vis kažkokių pritrūksta duomenų, vis pritrūksta svorio ir rimtumo ir vertinama reali, nereali grėsmė, o čia tik kažkas pasakė, tai kol mes nežiūrim rimtai į pasekmes ir atsakomybę, ir yra tas pojūtis tiem žmonėm, kad jie gali išsisukti nebaudžiami, tai mes turim tokią situaciją. Ir va tas toksai paskatinimas, žinai, vėl tik tai žiūrėti į save ir su savim tvarkytis, tai, valio, jiem, žinai, laimi dar vieną kovą šitoj vietoje, nes gali reikštis, o mes eisim pas terapeutus ar netvarkytis su savo komentarų baime. Tai reikėtų šitoj vietoje, man atrodo, tikrai sisteminių tam tikrų sprendimų, ne tik edukacijos, kas yra dabar, bet labai aiškių pasiekmių. Ir vat kai tu įvardinai, ar ne,
pavyzdį, tarkim, iš vaikystės, ten eiti duoti atgal. Nu taip, kartais atsitinka taip, kad tai yra vienintelė savigynos priemonė, nes kiti yra nepajėgus, galbūt. Nes tu jau jautiesi bejėgiškai, jau tada, žinai, kaip ir vaikai eina muštis. Taip, tai va čia, man atrodo, problema, tai ką daryti, kad mes galėtumėm iš tikrųjų jaustis saugiai ir kad žinotumėm, kad tie instrumentai, kurie yra kuriami apsaugoti mus ir tą erdvę ir tą higieną tokią, nu, kad jie būtų veiksmingi ir veiktų. Aš dar šiek tiek norėčiau, žinai, sugrįžti vat, būtent prie tos platformos konkrečios, nu, nes vėlgi čia, žinai, viena iš vienos pusės, kita iš kitos pusės, o aš iš socialinių tinklų, žinai, pusės, kaip visada. Tai iš esmės, kai atsirado tik tai būtent tas appsas vadinamas, tas naujas, žinai, bendravimo socialinių tinklų, tas trydos, kaip aš vadinu, kitaip aš negaliu jų tiesiog pavadinti. Tai iš esmės aš atsidarius pamačiau, kad labai fainas dalykas, tikrai galima labai fainai jį išnaudoti ir tikrai galima ir iš marketinginės pusės, ir iš, tarkim, ten prekės ženklų pusės, kur tu gali numesti trumpas žinutes, kur tau nereikia vizualo ir labai puikiai gali, žinai, juo naudotis ir tenai klestėti tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, nenori vizualo. Jiems fainai yra rašyti. Ten, tarkim, kaip yra Substackas, ne, kur tekstai ilgi, tai ten, kur LinkedInas, kur ten vėl kitokie. Tai čia gali būti tie kūrybininkai, kurie moka labai puikiai, tarkim, produktą parduoti, bet jie tai moka padaryti raštu iš trumpų žinučių kažkokių. Ir, žinai, kai tu ateini, nu, kaip pavyzdys, ten pradedi dėti tas trumpas žinutes ir jos yra apie mane. Vat taip, kokia aš esu asmenybė, ne, nu, kaip pavyzdys. Ir aš parašau tą trumpą ten kažkokią tai žinutę, žinai, pavyzdžiui, aš esu žmogus, kuris ir motyvuoja kitą, ir man pačiai kartais reikėtų tokių motyvacinių, žinai, savo nautų, ir man, žinai, atrodo faina, įmesiu motyvacinę žinutę, žinai, tenai kažkam. Nu ir ten gauni. Esmė yra tokia, kad aš ten pabuvau ilgesnį laiką. Aš esu ne kartą sakius, kad aš esu tas žmogus, kuris mėgsta pasidaryti socialinius eksperimentus. Ir aš ten buvau tam, kad pasižiūrėti, tai kas ten ateina. Tai iš esmės ten yra iki 5 asmenų, kurie yra tie, kurie eina pas visus ir visiems rašo tuos pačius komentarus, pasivadina tam tikrais nickname'ais, aš jiems reklamos tikrai nedarysiu, hebra, sorry, jeigu matysit. Followerių nebus. Žinai, bet esmė yra kur? Jie ateina tave pamokinti, kaip tu turėtum tenai bendrauti, būtent tame socialinėme tinkle. Ir kai tu jam užduodi klausimą, kaip pavyzdys, nes aš tai vėliausi į komentarus, ir ten tikrai vėliausi, jau žinai, kas nusprendė, kad, tarkim, Lietuvos trydos yra būtent tokios. Kas parodė, kaip reikia bendrauti, žinai. Mes čia, susirinkom, mes nusprendėm, kad čia yra, jeigu tu neturi juodo humoro, sarkazmo ar ten dar kažko, čia neik. Ką reiškia neturiu? Hebryte, jūs nustebtumėt, kiek aš jo turiu. Ir jeigu jūs pabūtumėt pas mane namuose, ta prasme, jūs nustebtumėt. Ir tai nereiškia, kad aš, pavyzdžiui, galbūt noriu savo komunikaciją tą linkme vesti. Nu, čia vėlgi kiti dalykai yra. Humoras ir sarkazmas nereiškia jų juodas humoras ir sarkazmas. Apie ką mes ir kalbam, nes mano juodas humoras ir sarkazmas leidžia man pasijuokti iš savęs, iš savo šeimos situacijos, iš mano išgyvenimų ir neįžeidžiant kitų asmenų. Tai čia ir yra esmė, ką tu sakai. Kad būtų juokinga, tai turim juoktis visi, žinai, bet jeigu man skauda, o jos dvi juokiasi, tai jau yra klaustukas tos. Aš tai, pavyzdžiui, tokioj situacijai, tai žinai, kodėl sąmoningai, pavyzdžiui, neinu į TikToką. Visi sako, o kitam faina, ten daug peržiūrų, ten visko daug, blemba, man realiai nepatinka, man nepatinka auditorija, kuri ten yra. Tiesiog, aš suprantu, kad tai ne mano auditorija ir aš ten neinu. Ne dėl to, kad komentarų bijočiau ar kažko, kiek esu gavus, nesu gavus daug, tikrai prisipažįstu, bet aš, tokius, kurie peržengia apskritai, sveiko proto ir padorumo ribas, tiesiog blokuoju. Aš to žmonės iš karto užblokuoju.
Jeigu atsiranda noras irgi mane pamokyti, esu turėjus porą tokių sekėjų, kur man yra parašyta, žinai, tai kas tu tokia, kad čia vis kažkokiais ten savo pavyzdžiais daliniesi, aš ten 30 metų santokoj pragyvenus, vis įsijungi ir galvoji, tai ką tu čia apie tos santykius dar naujo pasakysi. Nu, okei, tada tu užduoti žmogui klausimą, tai o dėl ko jūs tada sekat tą mano paskyrą, žinai, ir dėl ko jūs man dabar va tai rašot, nu ką man su tuo daryti. Ir, žinai, veliasi va tada tokia nesąmonė. Ir aš tiesiog labai mandagiai šitoj vietoj, žinai, žmogus nuskyrė savo laiką diskusijai dar. Tai aš tiesiog pasakiau, kad labai ačiū, aš va jūsų šitą žinutę nuosmenintą panaudosiu apskritai prie temos manipuliacija emocinė ir pakomentuosiu viešai, bet aš jūs informuoju, kad, nu, užblokuoju. Po to labai įdomu, tie žmonės kartais atsiduria mano mokymuose kitose platformose. Tai, žinai, kažkaip tie keliai susiveda, bet ką noriu pasakyti, nu tai vat atsakomybės aiškus žinojimas už savo veiksmus. Tai aš galiu informuoti kitą žmogų, kas bus, jeigu jisai tęs mano atžvilgiu tam tikrus dalykus, bet kur yra bėda pati didžiausia. Čia ir iš mano kitos veiklos matosi. Pas mus žmonės vis dar yra tam kančios mentalitete ir tempia, kenčia tol, kol peržengtos būna ribos tiek, kad yra tikrai nebesveika ir jie tada bando jau imti sprendimų. Čia tiek su tom pačiom skyrybom būna ir su visais kitais dalykais. Ir tuo yra naudojamasi. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, ar ne, sulaukus tam tikrų kažkokių tai grasinimų, nu kas eina ir tikrai kreipiasi, tarkim, į teisėsaugą, parašo pareiškimą. Aš eičiau. Tai va, maladė. Bet realiai, pažiūrėkit, yra vienetai. Yra išviešinama situacija ir tada laukiama, dar kažkas laukiam ir tie žmonės žino, kad nieko nebus. Tai bent jau tegu jie gauna tą nepatogumą ir kvietimą ateiti pasiaiškinti už savo komentarus. Nes nėra faina ten sėdėti, žinai, kai tave apklausinėja. Tai bent jau tiek tada. Nes jeigu tos reakcijos nėra ir, žinai, ką įdėjau į soc erdvę, tai ten tik tai ir liko ir mano realaus gyvenimo nepaveikė. Tai va čia yra bėda, nes gaunasi tie atskiri gyvenimai, ne? Vienas, kurį aš čia gyvenu, ir kitas yra, kur yra va čia, va, telefonai ir kompiuteriai. Ir atrodo, kad iš ten mano kažkokių veiksmų pasekmės į šitą zoną nepareina. Tai blogai, tai turi pareiti. Labai noriu mintį paliesti, kas būtent susiję su ta platforma ir va ką tik paminėjai, kad tai nesusieta su gyvenimu, ne? Nes 90% toj platformoj ir tuo pačiu ir TikTok'e irgi to yra, tie žmonės slepia savo asmenybės. Tai. Ir tie, kurie eina garsiai kalbėti, kurie eina tikrai savo komunikaciją vesti, kurie eina galų gale, nežinau, ryšį kurti, kurie eina su savo asmenybe, jie nesidergia. Nes jie suvokia, kad tai man gali pakenkti. O tie, kurie ateina išpilti pamazgų, kurios susikaupė darbe, šeimoj konflikto metu ar kažkur ir kur aš neleidau savo, atsiprašau, bet išsivemti, išsirėkti ar kažkaip kitaip, nu tai chebryte, jūs tiesiog tą visą savo mėšlą ateinat ir išpilat kitam nekaltam žmogui, kur nu tiesiog vat jums taip. Aš dar vieną tokį momentą, žinai, iš kur aš matau labai stipriai tas dalykas ateina ir aš matau, kad mes va toj stovyklai, kurios esam prieš šitą reiškinį, bet aš mėgstu kartais pasižiūrėti ir iš kito kampo. O gal tikrai su vėjo malūnais kovojam ir, žinai, viskas čia yra gerai, nes realiai čia, nu, kabutėse. Nes jau jaučiu veidus. Nes ką noriu pasakyti. Jeigu ką, tai čia humoras. Nesuprato. Žinai, nes ką noriu pasakyti. Man atrodo, kad pirmas dalykas, vat, dėl ko džiaugiuosi, kad judinam šitą temą ir kalbam, žmonės apskritai neatskiria ribos ir šiaip nejaučia ribų, kiek yra galima ar negalima eiti. Iš kitos pusės, ir tas, į kurį einama, irgi kartais nemoka jų apsibriežti, kad būtų aišku, nes žmonės bijo realiai kalbėti apie realius dalykus. Bet man atrodo, kartais žino, kad tas toksai kiekvieno žmogaus pašaipus komentavimas tiek yra įaugęs į kraują. Žinok, mane nustebino kelios situacijos mano gyvenime, kai aš matau, kad žmonės, kurie dirba su klientais, kuris ką tik, pavyzdžiui, pas tave atėjo. Tai gali būti grožio sritis, gali būti bet kokia sritis. Ateina žmogus, tu jam parduodi paslaugą, wow, kai faina, ten, žinai, pasikabinkit tam paltuką dar kažką, jau čia ruošimės kažkokiam pokalbiui ar nesvarbu, kam nenoriu labai išduoti konteksto daug, bet tas žmogus nueina
Ir jau žiūrėjo kažkokios ryties specialistas, lema, vėl čia tu pažiūrėk, kaip atrodo. O Dieve, čia šita žinai, ar čia šitas. Ir jau prasideda varimas. Tai ta prasme, tai mes neturim instrumentų kitų kažkaip tai, nežinau, tą savo nuomonę galų galiai išreikšti. Jeigu grįžtam prie nuomonės, tai aš trumpą formulę jums pasakau. Norit pasakyti, kaip jums atrodo, tai pradėkit sakinį nuo aš, ne, pirmiausia, ir įvardinkit konkretų dalyką, arba konkrečiai, ką tu dabar pasakėjai ir aš dėl to kažkaip pasijaučiau, arba ką tu ką tik padarėjai. Ir man, pavyzdžiui, tai buvo nepriimtina, arba aš daryčiau kitaip. Viskas. Kam čia tie lipdukai? Durnas, storas, plonas, kreivas, toks, anoks. Iš kur jūs žinot? Supraskim vieną dalyką. Tie visi lipdukai ir tos etiketės gimsta tik iš jūsų pačių pasaulio matymo ir iš jūsų patirties, jeigu jūs to žmogaus nepažįstat. Tai vadinasi, jūs pagal savo realiai sugedimo laipsnį iš tam tikrų dalykų, kuriuos galbūt atpažįstat, darot išvadą. Bet tai, tikrai, kaip ir Kristina sakė, dažnu atveju bus apie jūs. Tai pagalvokit kartais, pakvepuokit kelis kartus ir pagalvokit, ar tikrai verta dabar pasakyti tai, ką man čia taip atrodo svarbu pasakyti. Ir apie ką tai yra? Tai įsivardinkit savo. Aš matau, kad žmonės tiek neprisiema atsakomybės už savo pačių gyvenimą ir daug lengviau tampa gyventi kitų ir eiti ir komentuoti, kaip tu darai, kaip tu atrodai, o kodėl. Čia kaip man klientė pasakė, žinai, bijo pradėti savo veiklą, nes ką pasakys kiti ir galbūt išsijuoks. Sakau, bet žiūrėk, jeigu tu jau bijai, kad jie juoksis, vadinasi, jie jau iš kitų juokiasi, galbūt net ir tau girdint, tai su kuo tu leidi savo laiką. O kitas dalykas, juoktis, šaipytis gali tik tas, kuris pats savo laiku arba dabar nepakėlė šiknos nuo sofos ir nepadarė ir neišdrįso padaryti tai, ką tu dabar darai. Ir vėl tai yra vėl apie juos, ne apie tave. Tai va, tai šitą reikia atskirti ir tikrai į neringos atliepsiu tą momentą, man atrodo, reikia mokėti save atstovėti ir apginti ir labai aiškiai nusibrėžti ribą, kaip su manimi galima elgtis, kaip su manimi negalima elgtis, nereikia tų žmonių gydytojai, žinai, tenai tapti ir ten tų lentų daryti ir gaišti savo laiką, bet apsibrėžti ribas ir jeigu dar kartą po apibrėžtos ribos tas žmogus leidžia savo ją peržengti, imtis veiksmų atgal. Labai, žinai, man labai patiko dabar šitas tavo visas pasakymas, žinai, kodėl? Todėl, kad vėl aš sugrįšiu į tai, nuo ko pradėjau epizodą. Kad, žinai, vaikystėje mane mama išmokino labai aiškiai ribas nubrėžti. Tadam. Labai gerai. Ir aš atėjau, perspėjau, kad jeigu dar, bus taip ir taip. Tai žmogus prisėmė riziką. Pats, žinai, pabandyti dar kartą. Ir buvo tokių daugiau. Ir, žinai, viso šito pokalbio metu aš bandžiau kažkaip atgaminti bent vieną situaciją, kur, tarkim, aš būčiau gavus kažkokias tai nežinau, komentarus po straipsniais, nes apie mūsų šeimą rašė tikrai ne vieną straipsnį. Ir buvo tikrai ir laidų. Ir galų gale Instagrame aš esu prieinamas asmuo, kur man gali ateiti ir parašyti kažką tai, ne? Bet, žinokit, nebuvo. Jeigu buvo, tai nemačiau, nes aš šiaip esu tas žmogus, kur tikrai aš neinu ir neieškau apie save informacijos, man ten kažkas, kas kalba, tai ten už manęs ir man neįdomu. Man atrodo, po šito, jeigu kas rado, žinai, informuos. Žinok, apie tave yra. Tai jūs savo ir pasilaikykit, aš ir be to sugebu gerai gyventi. Bet, suprantate, aš taip galvoju, kad gal tas mano ir veidas, ir kalbėjimo maniera, ir tas, žinai, toks gan aiškus tų ribų nubrėžimas ir ištransliavimas ir mano turinyje matoma transliacija, kad jeigu jūs peržengsite ribą ir nesvarbu, ar tai bus valstybinė institucija, linkėjimai, aš daeisiu iki teismo, jeigu reikės. Labai gerai. Ir ta prasme, man tiesa turi būti. Faktais kalbėk. Tada mes galėsim faktais pasišnekėti. Faktų nėra, ačiū, viso gero, man tu neįdomus. Bet labai gerą tu dalyką pasakėjai, žinai, bet čia ne tik tai, kad ribų nustatymas, tai yra tavo stuburas. Tu turi stuburą, aišku matymą, aišku supratimą ir tu gali pastovėti už save. Tai šiti dalykai labai padeda ir kai sakai, aš negaunu, dėl to tu ir negauni, kad žmonės mato, kokia tu esi. Jie bijo, tu nebijai, bet jie bijo. Labai gerai. Bet labai daug žmonių yra, kurie tik pradeda, kurie turi
ir savo asmeninės patirtis, ir dar kitų patirtis susirenka. Ir automatiškai to stuburo tokio tvirto dar nėra, galbūt dar tik pati pradžia ir, jeigu jaunas žmogus, tarkim, ar ne, ir vyresnio amžiaus, mes tikrai tų baimių nemažai turim. Ir galbūt, kaip sakai, ir jaučia, kam gali pasakyti, kam negali pasakyti. Aišku, kiti nesirenka iš vis, kam sakyti ir kam nesakyti, tai čia kitas niuansas. Bet tas savo stuburo parodymas leidžia atsirinkti auditoriją. Dar vieną vietą noriu pridėti, kadangi jau palėtė mokyklą, tenai tai daug ko tikrai matėm ir prisižiūrėjom. Noriu labai vieno dalyko tikrai žiūrinčių paprašyti. Tai yra, ne kiekvienas ar ne tą stuburą turi ir jeigu žmogus yra jaunas, jeigu kalbam apie kažkokį mokinį moksleivį, paauglystę, pažeidžiamumą, tai supraskim, kad tikrai ne visada užtenka to resurso vidinio atstovėti ir save apginti. Čia mum jau, peržengusiom patirties turinčiom galima tą pasakyti, bet ko noriu paprašyti, tikrai palaikymo ir pagalbos, jeigu matot, kad yra žmogus, kuris tas patyčias, kažkokį žeminimą, menkinimą, šaipimąsi, ten nutekinamas kažkokias nuotraukas, kas mokyklose būna, pasiema klasioko ar klasiokės, ten kažką, bet ką, ir jau visiems yra išsiųsta su priešais ir taip toliau. Šiais laikais ne tik tai klasiokas, klasiokės, bet mokyklos, ta prasme, nes jie jau visai kitaip bendrauja, nesakau, kai man teko dirbti mokykloje, labai daug tokių atvejų yra. Tai reikia atkreipti dėmesį ir nepalikti to žmogaus vieno, nes aš manau, kad daug kas mūsų bendramžiai tikrai gali atsiminti iš savo mokyklos irgi laikų situacijas, kai visą laiką kiekvienoje klasėje praktiškai bent jau vienas kažkoks vaikas būdavo, kuris susilaukdavo iš tų stipresnių iš galiorkos dėmesio, ne to, kurio prašė, bet tikrai neprašyto, ir visi mato, žino ir tyli. Ir neužstoja, pavyzdžiui, pertraukų metu ir dažnu atveju neįsikiša ir kaip negerai čia, kad pas mus yra. Tai blemba, įsikiškim, nes tai yra galios vėl tas elementas, tai tuos, kurie jaučiasi, kad tą galią turi, jie tikrai ją naudojasi, tai reikia nugalinti. Čia labai šitas kampas yra, sakau, aš savo patirtį turiu ir asmeninę mokyklos laikais, jau tada tai bujojo ir kai dirbau, susidūriau su tuo dalyku. Esmė yra tokia, kad ne tik tai vaikai su vaikais ir iš vaikų. Tai čia vienas tik iš pavyzdžių. Bet baisiausia yra tai, kad mes norim, kad tie vaikai kažkokie užaugtų, bet mes patys darom tam tikrus veiksmus. Gal įvardinkim daiktus tikraisiais vardais. Tėvai tėvais, bet kai mokytojai pradeda tyčiotis. Aš ir savo asmeniniai, sakau, patirtį turėjau, kai mes turėjom klasioką, kuris, anais laikais nebuvo tyrimų, nebuvo nieko, aš nežinau, kas buvo, kokia problema, bet kažkokia problema buvo. Ir faktas, kad iš to vaiko tyčiojosi vaikai. Bet kai prasidėdavo, kad mokytojai iš to irgi tyčiojasi, tai jau tada kažkaip, jau net kai tu esi vaikas, tai atrodo jau nebeadekvatu. Ir iš kur pas vaikus tai ateina? Mes matom, labai gerai Neringa pasakė, mes matom šeimoje dalykus, mes matom toj aplinkoje. Mokykla yra ta aplinka, kur mūsų vaikai praleidžia pusę savo laiko, jeigu nedaugiau. Tai pradžia yra nuo savęs ir sakau, tokiais atvejais, man atrodo, iš karto toksai elgesys turi būti stabdomas. Tam tikri komentarai turi būti stabdomi, jeigu neužtenka įvardinti, kad stop, ir tai mane skaudina, ir tai mane žeidžia, ir aš nenoriu daugiau to klausytis ir tęsiasi toliau, tai mes informuojame apie pasekmes, o geriausia tai yra iš viso save, iš tos aplinkos, tiesiog išnešti, suprantant, kad tas žmogus gal ten nepasikeis, ne, tiesiog išnešti, bet man, vienoje vietoje nepatinka ir aš linkėčiau kiekvienam apie tai pagalvoti ir apsispręsti. Aš matau labai tą tokį dualumą, nuo vieno krašto į kitą kraštą, tai yra tais atvejais, kai tų, kurie iš kažko tyčiasi, mano nuomonė su jais sutampa, tai aš palaikau, pažvengiu dar kartu, oi kaip gerai, kad pertraukė čia tą, taip ir reikėjo. Bet kai jau aš nepritariu, tai tada, tai blemba apsispręskim. Tai ar mes apskritai palaikom šitą dalyką, ar mes tada jo nepalaikom. Ir jeigu nepalaikom, tai tada savo pačių elgesių, savo pačių komunikaciją įrodykime tai. Bet čia vėl apie tą patį stuburą. Be abejo.
Jeigu aš turiu stuburą, aš auginti visose srityse turiu savo stuburą. O jeigu aš esu, žinai, toksai, kur noriu pritapti, tai vat ir prasideda. Okei, ten daugiau prieš, tai aš eisiu prieš, ten daugiau už, aš tada už. Ir toksai, supranti, vat mokykloj tai vyksta, kol dar vaiko charakteris yra nesusiformavęs, jis ieško savęs. Tai va tas, bet kažkaip ir suaugusių gyvenime, nes mes kažkaip ir neatrado. Liekam tame. Va čia yra toks įdomesnis faktorius, turbūt, kaip aš ir sakau, kad viskas prasideda šeimoje. Tai mane nuo pat mažumės tikrai auklėjo pakankamai griežtai, mano mama tikrai buvo griežta. Buvo ribos, kurių aš turėjau paisyti, nes jeigu tik peržengi tam tikras ribas, yra pasiekmės. Ir aš supratau tą, žinai, priežasties pasiekmės dėsnį. Labai gerai. ir supranti, kame buvo reikalas. Bet kai tu kalbėjai, žinai, yra vaikai, iš kurių mokyklose tyčiojasi, ne? Tai nors aš buvau ta prie galiorkos, bet aš buvau ta gynėja. Aš visada stojau ginti. Aš visada eidavau muštis, jeigu reikėdavo, dažniausiai bernus. Ir buvę irgi. Net ir dabar, žinai, kai susitikom ten po 20 metų mokyklos baigimo, žinai, ir tu supranti, kad, ir tą mušė, žinai. Klasės susitikimas, žinai, kas ką? Laidos. Tai, žinai, bet esmė yra ta, kad tu jau nuo tos mažumės, aš iš tikrųjų nuo pradinių klasių, ta buvau gynėja ir visada tai tęsėsi. Aš niekada nebuvau ta, kuri eis pasityčios, o va tą tai apgins. Ne, pas mane buvo tas stuburas nuo mažumės. Ir tai prasidėjo šeimoje, tas formavimas. Kitas dalykas, mokykloje jau būdama mama, aš patyriau, ką reiškia, kai iš tavo vaiko tyčiojasi mokytoja. Pradinių klasių mokytoja. Ir mano sūnus tikrai turėjo 2 metus mokykloje, ypatingai sunkius. Bet jisai, vėlgi, nežinau, gal tas charakteris paveldėtas, žinai, jisai atsisakė pakeisti klasę. Nes tai yra draugai, sako, ten buvo paskutinė jau klasė, kai mes tą klausimą sprendėm. Ir jisai pasakė, sako, aš geriau liksiu šitoj klasėje, nors jis galėjo išeiti į kitą klasę, kur mokytoja buvo mano pažįstama. Ir tikrai ten būtų buvę jam gal geriau iš mokytojos pusės, ne? Bet jis atsisakė. Ir jisai sako, žinai, mama, kad aš išeisiu, niekas nepasikeis. Sako, jinai tą patį darys su kitais vaikais. Tai jis pasirinko būti klasiai ir kai tik tai prasidėdavo bulinimas, tas žeminimas, žinai, ar išstatymas kito vaiko prieš visą klasę, kad, ai, tai tu čia nepaskaitai, tu čia skaityti nemoki, čia 4-okus, va taip, žemino 3-okus. Ir panašiai, jis stodavo ginti. Ir jis buvo tas vaikas, kuris jai sugebėdavo pasakyti, tai 4-okas, Dieve, kiek metų 4-okas? 10. 9 jam, nes jis anksčiau dar pradėjo mokyklą. Jis susilaukdavo to, kad jis elgdavosi taip, kad jis atsistoja, jis ją tildo ir jis grįžęs man pasakoja. Taip jis atkentėjo. Atkentėjo tuo, kad jis buvo ir paklubdytas ant kelienių koridoriui. Ir aš jau su vadovybė, ta prasme, aiškintis. Taip. Bet kur link aš suku? Kad tėvams papasakojus, klasės tėvams, tą visą istoriją, klasės priešas aš tapau. Wow, nes niekas manim netikėjo, nes taigi tokia nuostabi mokytoja. Ir atsirado tik dar vienas vaikas ir dar viena mama, kur pasakė taip, mes irgi patyrėm. Visiems kitiems viskas buvo okei. Tai vadinasi, visi kiti tėvai lygiai taip pat auklėja savo vaikus. Bet jeigu tu kažko nepadarai, tu esi toks. Tai va žiūrėk, tu atskleidai pagrindinį dalyką, nuo ko mes pradėjom ir ką norėčiau, kad kiekvienas irgi išgirstų. Tam, kad tos patyčios būtų, ne, turi būti silpnesnė pusė ir stipresnė pusė. Ir tavo pavyzdys puikiai iliustruoja, kad ta, kuri turėjo būti silpnesnė, nepasidavė šitam. Ir tas, kuris leidžia savo ar ne per kažkokį didesnį autoritetą daugiau, negu iš tikrųjų galima reikėtų, tai vyksta ta kova dėl valdžios. Kai atsiranda tas, kas pasipriešina ir stoja lygiai, sako, ne, aš nesu silpnesnis, tai ta dinamika vis tiek kažkur jinai turi nutrūkti. Nes dalyviai turi būti šitam procese 2. Tai turbūt svarbiausia ir būtų išsinešti tą žinutę, ar ne, kad nenusigalinti patiems savęs, kai su tuo susiduriam, susigrąžinti savo stiprybę, jeigu patiems yra per sunku, ieškoti, ką galima
galima atsiremti, nu tikrai kažką rasit savo aplinkoje, nepasilikit vieni. Tėvam tai tikrai linkėjama sukurti atvirą ryšį su savo vaikais, kad jie pasisakytų apie šitos dalykus. Ir tada, man atrodo, galima tam reiškiniui, žinai, pasipriešinti ir tikrai taikyti pasiekmes, nebijoti taikyti pasiekmes, kad tai nebebūtų nebaudžiama. Ir dar, žinai, kai pradėjom apie šitos skirtumus, tai būtų faina, kad kiekviena irgi gal įvardintumėm tą akcentą tokį, ar ne? Tarp tos nuomonės, tarp tų patyčių, tarp tos kritikos. Nuomonė yra mano nuomonė, ar ne? Taip. Bet jinai negali žeisti kito žmogaus ir peržengti jo ribų. Taip, aš nežinau, kaip tai bus priimta, bet tame ir neturi būti kažko užslėpto, kad bet aš tau pasakysiu, ar ne, kad tu būtum mažesnė už mane, silpnesnė už mane, nes aš geriau žinau. Kritika, jeigu tai yra konstruktyvi, tai vadinasi, aš turiu galbūt žinių, patirties ir tam tikrą autoritetą, pakritikuoti, bet tai irgi turi būti su kito žmogaus leidimu, tuo pripažinimu, kad, jam reikia galbūt tavo įžvalgos ir tai turi būti konstruktyvu. Tai yra, žinai, kai tu padarai ten tą ir tą, matai, kad rezultatas gavosi kažkoks, žinok, galima taip ir taip daryti. Ir dar galit savo pagalbą pasiūlyti. Va tada tai yra konstruktyvų. Taip. Va tada, jeigu aš galiu padėti tau padaryti geriau, nes kažką pastebėjau ir tai tau gali būti vertinga, tai yra konstruktyvų. Visa kita, kas eina apie tuos lipdukus ir pasišaipykim dabar, kieno ten ilgesnės, trumpesnės kojos, kas su kuo ten miegojo, nemiegojo, ar kaip ten kam kur baigėsi ar nesibaigė kažkas, tai pasiturėkit tada savo, bet šitoj vietoj tikrai klausimas, kiek apskritai savo gyvenime jūs realizuojat save ir savo potencialą ir kuo jūs užsiimat, kad jums taip rūpi pagyventi kito žmogaus gyvenimą ir jį pakomentuoti, nes negi nėra daugiau kam paklausyti, žinai. Negi jūs neturit ką daugiau veikti. Bet realiai, kiek daug reikia laiko, aš nespėju savo kolegų, aš realiai, žinokit, panos, nespėju pasižiūrėti per savo darbus, net ką jūs veikiat ir paskui gaunasi, kad susiplanuojam, susirašom ir susitinkam tik tai čia. Tai aš visą laiką pagalvoju, kiek daug reikia turėti laisvo laiko, susekti kas, kur, kada, su kuo, bet jūs supraskit, tai jūs ne savo gyvenimą gyvenat. Realiai jūs gyvenat ne savo gyvenimą ir vieną dieną atsibusit ir jau gal ir sveikatos tiek nebus, ir galimybių tiek nebus, ir daug bus šansų praleistų. Ir kas? Kas tada? Kas tada? Nieko. Ir ir nieko. Kita reinkarnacija, ne? Bandyk dar kartą. Toks palinkėjimas, žinai, kaip aš sakau, vis tiek einam jau į pabaigą visiškai, tai žinai, toks palinkėjimas persidėlioti savo vertybinį pamatą, persižiūrėti, kas man iš tiesų yra svarbu ir ką aš galiu dar dabar pakeisti, kad vieną dieną nebūtų man taip, kad man šiam 5+ ir į viršų. Ir aš nubundu ryte ir suprantu, kad man vis dar norisi, bet jau nebegaliu. O tai va. Jo, vertybės, prioritetai, o svarbiausia tai geriau tą visą savo dėmesį skirti savo svajonėm, savo tikslam. Tai tikrai tada šiam 5+ bus geriau, negu kad nieko gyvenime nenuveikus. Tai va, tai ta linksma nata, turbūt šitą temą mes ir uždarysim, manau, kad daug pamąstymų sukels, galima bus persvarstyti ir kaip patys elgiamės ir kaip reaguojam, kai elgiamasi kažkaip yra netinkamai su kitais ir klausimų tam tikrų savirefleksijai gavot ir visko daug, tai pagalvokit, pamastykit, pakomentuokit, kiek patys susidurėt su tokiom situacijom, ar esat buvę kažkurio galbūt barikadų pusėj ir kaip tai palietė, paveikė jūs, kaip išsprendė galų gale, kaip reaguojat, jeigu susidurėt, tai tikrai pasidalinkit ir kitiem gal bus tam tikrų patarimų, vertingų ir įžvalgų. Ir pasimatysim kituose epizoduose. Ate? Iki.